visi bravleriai, su jumis Topčiukas ir šiandien viskas atsinaujina. Norėčiau su jumis visko pasidalinti. Visų pirma, tai mes atidarom trofėjišką mega boksą. Imam. Va. Ir mums iškrito 14 daiktų. Blingai. O, kažgi čia? Skinas! Taip, aš išsirinksiu. Kas čia? Dar vienas skinas. Gerai. Oho, moneta. Tai va. Šiandien mes testuosim viską, ką dadėjo. O, šitą matot? Tai va, šiandien mes viską taip sužaisim. Na, Gustas žaidžia. Tai va, pirmą surinkim viską, ką turim, pažiūrėkim, kągi čia dadėjo jie. Galim pamatyti pinus, vau, šitas fainas pinas. O dar pinas, na tai va. Laimėk 10 kartų karą, laimėk 3 kartus, na blogai. Ką mes iš pradžių darysime su jumis? Iš pradžių. Aha. Mes galim žaisti? Vienu žodžiu. Pirmą žaidžiam į hiperzariadinį chaosą. Iškrito būglas su hypercharge'u ir štoline. Toks režimas, kur labai daug. Aha. Kai aš pamačiau priešus, aš pasakyčiau, oho, tai mangi galas. Masteris, ne masteris, ko tik ten yra. Atein čia. Labuks aš pas tavęs, supratau. Išvarai reiškia. Vis tiek kažkaip reikia visko gauti ir. Kažkaip dar ir laimėjimą užimti neblogai būtų. Aišku. Čia iš vis labai tikriausiai sunku laimėti. Bent jau man dabar ne. Da jūs užknist, aš nenoriu šito personažo žaisti. Tai va. Nu, jūs patys matot 3 masteriai. Po tokio dalyko norisi ištrinti žaidimą. Labuks. Tiksliai. Bum. Tai pavyko. Kaip gerai. Taip suprantu, čia dabar. 5000 damage. Čia kaip jis man tai padarė? Jūs šito matėt ką tik? Taip. Kartais tie daikčiukai labai gąsdina. Pirmas finas yra. Iš tiesų, gal tu tiesiog eisi pasiduosi ką? Užknis. Eik pasiduok. Tiesiog klaunas. Gerai, kaip suprantu, tas idiotas nenori nueiti dūmus. Jam būtina laimėti, taip kad. Tu pats pagalvok, kaip tu dabar mane laimėtum. Aš tiesiog nelysiu prie tavęs ir viskas. Durnas, va. Sakaugi. Galų gale tavęs neliks. Oho, kiek čia kvestų darosi iš karto. Mes šiandien labai daug nuveiksim. Ai. Kas tas ai? Kas tas ai yra? Nereikia mums tokių ai. Ar mums reikia tokių ai? Ne, mums nereikia tokių ai.
Čia gali dadėjinėti ją kiek nori, bet jinai pas mūsų nebus. Naujokų mums nereikia, ačiū. Galvoja, pasikeičiau nikneimą, dabar manęs net pažinsit. Kas nesupranta, tai man atrodo Gusto pusseserė. Tai va. Tai va. Neįsivaizduoju, labai nemaloni. Pasikeitė nikneimą dabar ir galvoja viskas. Tai va. Da jis užkniso. Dabar vėl pataikys ir manęs nebeliks. Čia nedaug dievą, aišku. Dabuks. Naik nafik. Tinčia. Nu, ne aš kaltas. Ne aš kaltas, kad pats miriau. Nu, taip. Kai mes žaisim šitą klubo žaidimą, aš vienu žodžiu pasikeisiu šitą, kaip jisai, klaną, nes čia neaktyvus klanas, tik aš ir tas Gustas. Nors verčiau neminėkim jo. Tai ir taip mažai žaidžia. Ką aš čia padariau? Jūs matėte, ne? 3 supratau. Čia gali, ką nori daryti, tave taip laimės galų gale. Na gerai, aš sugrįšiu, kai padarysiu šitą misiją. Tai va. Aš sužaidžiau 9 mačius ir dabar bus paskutinis. Mums duoda Hypercharge ant Drako. Puiku. Čia bent jau įmanoma laimėti. Tai buvo kažkur apie 3 lūzus. Labai nemalonus. Tu duok man šitą. Gal to nereikia. Davai paspaudykime. O Dieve, ne, tik man atvedė. Mane palikti, mane palikti. Gal pabėgsiu. Pabėgsiu? O juk rimtai pabėgau. Puiku. Gerai, einame toliau ieškoti Power kubo. Man atrodo, nei vieno Power kubo nebėra, gal ten viršuj yra. Ir... ne. Vienaip ar kitaip jau 3 vieta, tikrai laimėjimas, ne, mano, duok man daug. Tiesiog. Gerai, vienaip ar kitaip atidarom šitas star prizą. Ir... Nebe reikalo stengiausi. Tai va, šį chaosą mes praėjom. Dabar, manau, sužaiskime taip. Va. Reikia sužaisti basketbolą. Kaip aš seniai norėjau sužaisti šitą režimą, žinotumėt. Nuo praeito apnaujinimo dar nežaidžiau. Na gerai, prisijungsiu, kai padarysiu 3 vienus. Na va, mes laimėjom 3 kartus jau. Mes laimėjom 3 kartus ir pasikeitė vieta. Taip. Režimas. Ką? O, Dieve. Puiku iš vis. San manęs toks įčia. Eik žaisti, mokėtis. Aš negaliu, ką jis padarė, jūs matėt, ultas į kur? Į niekur. Na, padaryk pats kažką, kad jau toksai protingas.
jeigu jau taip manai, kad idealiai atžaidai, va, net aš dabar daug geriau aš žaidžiu. Nu, davai hyper charge savo naudok, karaliuk. Nu, kažkas tai atsistokit ant jo. Tas bėgioja pirmin atgal, pagausis po to. Nu, bent dabar tai jis pagaus, tikiuosi. Taip. Tu gaudai? Gaudai. Puiku. Puiku. Dar norėjau bent vieną kilą padaryti, bet kai pamačiau, kad niekas neateina, pastovi šitos stardropus dar kišo. Tai va, video gale dar surinksim viską, kas čia yra. Taip. Dabar kol kas žaidžiam, kol nepadarysim. Nors palaukit. Ant šito režimo gal kažką kitą įsirinkti. Neįsivaizduoju, gal... Aš vis dėlto nežinau. Tai pasiliksiu Kenzi. Jeigu ką, visada galiu pakeisti. Jeigu pamatysiu kažkokį priešą stipresnį, kurio personažai žais, tai ir aš pasimsiu. Na gerai, sugrįšiu, kai padarysiu 5-1. Va, pas mūsų pasikeitė režimas. Čia, kaip aš suprantu, reikia pataikinėti priešus kamoliu. Aš nerandu to kamolio. Kur rasti kamolį? Ai, va ten kamoliai. Tai ko jie paslėpė visus kamolius? Nesąžiningai. Va. Nu ką? Kodėl taip? Tai jau neišvis įmanoma, kad aš kažkaip jis nužudyti, ne? Tai savarankiškai tu gali kiek nori daryti, ne taip, bet nieko tau nepavyks. O kur mūsų kamuolys? Kur jie jį išmėtė? A, va. Tai čia nėra kieno kamuolys, tiesiog 2 kamuoliai. Supratau. A, tai kad neįmanoma pataikyti tokiu būdu. Jeigu taip, tai kaip tu pataikysi? Ai, va. Įmanoma tik tais. Iš pradžių per sunku, kaip suprantu. Nu, ateikit. 1, 2. Nu, 1, 2 ir užtenka. Nu, pakultė. O, puiku. Galiu šokti. Va, puiku. Mes laimėjom. Gerai. 7-1. Parodysiu jums, kai mes būsim jau ant paskutinio mačiaus. Va, tai paskutinis mačius. Tai va, nežinau, dar jūs jau išbandėt naują apnaujinimą, ar ne? Tikiuosi taip. A, mane stabdė. Kaip paimti tos kamalius, jeigu kas pirmas paima, tai viskas jau. To kamalys... A, mane išmušė. Aš galvau, kaip mane nužudė. A, tai kad kamalį... A, vo. Op. A, nu, kad aš nesuprantu, kokia jų logika, jie skrenda. Ką tu darai, eik, paimk tą savo kamalį. Nu,
viskas. Man atrodo, šis mačas bus pralaimėjimas. Nu, gerai, aš užfilmuosiu dar vieną, bet, nu ne, pagal šansus, pažiūrint, tai nelabai čia kas įmanoma dar. Taip, nu gerai tada. Šitą mes praleidžiam, parodysim kitą. Taip. Praeitą mačiau, kaip aš ir sakiau, mes pralaimėjom. Gerai, dabar laimėti. Reikia. Priešai, nu tokie. Pem ant pem. Čia žiūrint pas jų paskutinis mačius. O, pabėgau. Pirmas yra. Taip, aš jiem ten palikau kamuolį, reikėtų eiti pasimti. Matomai mirsiu, taip. Ko čia neįmanoma, tiesiog jeigu gauna kamuolį, viskas, jų kažkaip neįmanoma nei atimti tada to kamuolio. Op. Neįmanoma, va, jie atgauna savo tos kamuolius. Sakė savo, nu ko tu nori, Mortisas? Imbecilo gabalas laukai, ne? Va. Kai jis nustoja šviesti, nu kur tie kamuoliai skrenda, aš nesuprantu jų trajektorijos. Mane išmušė ar mane tiesiog, nu taip, mane išmušė, bet taip toks sunkus režimas, dėl manęs jis dar ir neaiškus labai. Nu. Ir dar vienas mačius bus lūzas. Nu gerai, aš jums dar vieną parodysiu, šitą vėlgi nerodysiu. Mes šį mačių vis dėlto mes laimėjom. Taip, ir kurgi mano pinas? Ko? O, fainiai. Gerai, ir kasgi iškris? Ant paskutinio grinai. Kas čia? Skinas. Ok. Galėjo ir geriau kažkas iškrist. Dar vienas. Ir mes gaunam šį skiną. Puiku. Kaip jums? Gražiai atrodo. Animacija faina. Smagi. Taip. Šitą mes sužaidėm. Kągi mums sužaisti dar? Taip. Mums reikia dar sužaisti mūsų klubo tiketus. Gerai. Aš toj paruošiu. Kažkur užims dėl manęs tai minutėlė, dėl jūsų tiesiog 1 sekundė. Ir mes eisim jau žaisti Megapigą. Sveiki. Va, aš ir įėjau į naują klaną. Va, mano naujas klanas. Tai ir dabar mes žaisim šį žaidimą. O, ne tik ne tai. Čia rimtai ir šitas yra. Baisu. Gerai, taigi aš prisijungsiu ant 5 mačiaus. Taip, aš prisijungsiu ant 5 mačiaus, 10. Nu taip, kai liks 10 tų... Kaip jie vadinasi? Kai liks 10 tiketų, kai liks 5 tiketai ir kai neliks iš vis tiketų. Tai va. Tuos mačius aš rodysiu. Tai va. Šį mačą aš manau irgi parodysiu jums, nes o kodėlgi ne. Gal jums bus įdomu pirmas mačius.
Tai va, pirmą aš parodysiu. Aš nesuprantu, ašgi po apačią esu, kaip jis mane dasiekė. Op. Nu gerai. Sugrįšiu, kai lieks tik 10. Na va, tai aš negaliu tiesiog pastoviai lyvino, o bilietukai naudojasi. Tai va, dabar jau liko tik tais 10 bilietukų. Liko tik 10 bilietukų. Ir pas manęs neįsijungi, nu aš negaliu, koksai tai bagintas geimas. Persijungiau iš naujo į šitą Brawl Starsą, taip sakant. Tai va, yra 10. Nu aš nekenčiu, kodėl man papuola tiksai mėšlas, o ne režimai. Tai, kad čia neįmanoma net sugalvoti personažų. Nu koksai čia gali tik, čia visi tinka ir visi netinka. Nes, nu, supratau, 3 mėtininkai, tegu būna. Ir gerai. Jeigu prieš mus bus Mortisas, man galas. Nu, tai va, šį mačą aš parodysiu jums. Taip, žinau. Skino neturiu, nu tai bomžas, taip, žinau. Puiku. Pirmas laimėjimas yra... Ai, tai jie išmušė. Nu tai šaunuolis, teammate, ačiū. Stovi savo patenkintas, gal atsistotum ant apsaugos. Nu aš negaliu nieko padaryti. Vat iš tiesų visi mano mačiai, kuriuos aš buvau sužaidęs, tik pralaimėjimai. Ir čia vėlgi pralaimėjimas. Tai tiesiog, toksai bjaurus momentas. Gerai, grįšiu, kai bus 5. 5 tiketai. Taip. Na va, jau liko tik tais 5 tiketai. Ir aš netgi per tuo laiką padariau 3 vinus. Tai va, parodysiu jums trečią tiketą, antrą tiketą ir patį paskutinį tiketą. Tai va, tuoj dabar tik dažaisiu šios 2. Va, liko 3 tiketai, bet iš tiesų aš labai daug kartų laimėjau. Kaip labai. Aš kažkur dėl klubo aš padariau apie 6 laimėjimus. Išeis kažkur 8 laimėjimai tikriausiai. Ir manau, mano dalis ant to baigsis. Tai va, pažiūrėkime šį dar vieną mačą. Tai patyrinsiu, kad nesimaišytų. Airo kova. Tai pavadinimas, tai bomba tiesiog. Tai va, aš manau pasimsiu Mendy, o taip, geras variantas. Tu pasim kažkokį tanką. Nu, nelabai čia teisingas pasirinkimas buvo. Bet kaip nori. Tai va, mūsų reikalas tiesiog laimėti. Nes nefainiai būtų, jeigu pastoviai ant video tik pralaimėjimai. Juk nesąmonė, sutikit. Taip, kad tas personažas, tas Kenzie, daug geriau žaidžiasi nei mano personažas, taip kad nieko čia tokio ypatingo. Kaip jis nemirė? Ai, va, mirė. Taip. Bum, pataikiau. Bum, čia gerai.
Nepraleiskit. O, puiku. Bum. Ei, nu kodėl sulagino? Nu kas čia su to žaidimu, ne taip? Nu taip. Jau matyta, jau žinota, jau girdėta. Kai tik filmuoju, tai pralaimėjimai. Kai tiesiog žaidžiu, tai neblemba pastoviai. Dabar tai grinai. Filmuoju, pralaimiu. Nefilmuoju, tai pastoviai laimėjimai. Nu va. Nu kas čia yra? Kas taip žaidžia? Tu pagaut gali ar ne? O, nu bent jau šitas teammates moka žaisti. Nu, dar gerai, kad ir priešai su kažkokie atrafuoti. Supratau, kažkaip visiems be skirtumai kito kamulio. 7-3. Būkit jūs prakeikti. Silai. Gerai, parodysiu aš tos mačius. Tebūnėjau. Bet labai nemalonus tai žaidėjai. Šitą personažą aš paimsiu. Taip. Ne, prašau, pasim bent šitą. Ne. Ne. Tiesiog aš negaliu, kas per durniai. Vienas nesirenka, kitas renkasi kažkokį šiukšlę kažkokį. Suprantu, su kitais personažais man nepavyksta, reikia su šito žaisti. Nu rinkis kažką, tau veik nėra ko. Nu kodėl? Kokia šiukšlė? Kokia šiukšlė tiesiog? Pas nieko net laiko nėra ant jo pykti, nes jis tiesiog durnius. Nu taip. Internetas tiesiog... Geriausias internetas bus. Nelagins nei kartelio. Nelagina ir net nei kartelio. Nu. Kad va šitam iš vis betiksliška rinkti kažką, nes taip tik prašikinėti, pralaiminėti man gali. Nu davai, įmušk. Ką tu stovi, įmušk? Priešas kažkoks atrafuotais smegeninė. Kuo tu gaudai? Nu įmušk tu, bent jau priešas, tu įmušk. Bent jau tu įmuši. Tu į savo draugelį ten pabėmink Nu aišku, tiesiog, klaunada. Priešai kažkokie mega tupina, negali tiesiog įmušti. Aišku. Tiesiog. Tinis bandymas. Žinau, kad bus pralaimėjimas. Ai, čia botai, čia jau neįdomu bus. Tiesiog tik dėl chronometražo, bet niekas tada ir nežiūrės. Kam jiems žiūrėti video, kur kariauja prieš botus? Nu gerai tada, be skirtumo išjungiu. Duot, netgi čia mano teammates dasigalvojo tiesiog nieko neimt. Netgi čia! Kaip?
Negirdžiu. Na, va, vėl aš... Na, aš trinu tiesiog šitą mėšlą. Vis tiek kažkaip į mačių įmeta. Kodėl? Kodėl mane į mačių įmeta? Paaiškinkit. Kokio šūdo mane įmetė vėl mačių prieš botus? Man ir be to gerai. Tikriausiai todėl, kad personažai išsirinkau. Tai tegu jie tokie genijai ir padaro viską. Nu net įmušt negali, imbecilas. Nu, klaunas tiesiog. Vat grinai, lygtais jam kažkokią medalę duos, jeigu jis įmuš. Taip. Tai va, visą kontentą mes žaidime praėjom. Dabar atidarinėsim. Taip. Čia nieko įdomaus. Čia monetos, kreditai. Va, čia fainiau, bet tuščia. Čia epikas ir nieko. 10 gemų. Vėl retas. 100 kreditų. Retas. Nu, toksai buvo video. Tikiuosi jums patiko. Su jumis buvo Topčiukas ir iki.